alternatyvusis kanalas, kuris jums kas mėnesį Sveiki, su jumis sveikinasi Klaipėdos alternatyvusis kanalas, kuris... Sveiki, su jumis sveikinasi Klaipėdos alternatyvusis kanalas, kuris jums kiekvieną mėnesį pristatys vis naujesnės ir šviežesnės, ką čia, nahum, nusižnegu, kuro. Ką aš čia buvau pasirašęs, Sveiki, su jumis sveikinasi Klaipėdos alternatyvusis kanalas, kuris jums kas mėnesį pristatys, kasgi vyksta vakarų Lietuvos alternatyvioje scenoje. Pabandysime nušviesti jums apie viską apie įdomiausius vykstančius renginius, apie subkultūras, apie alternatyviosios scenos renginius. Taigi keliamės į mūsų šio mėnesio pristatomus renginius. O šio mėnesio pristatomieji mūsų renginiai tai būtų mėnesio erdvė, mėnesio vakarėliai, kurie yra šiandien šioje laidoje netgi 2. Ir... man rodos, nutraukiam šitą filmavimą. Sveiki. Su jumis sveikinasi Klaipėdos alternatyvusis kanalas, tiksliau šio kanalo pirmoji laida, kurią galėsite pamatyti kas mėnesį. Ir kas mėnesį jūs pastiks jau naujienos iš Klaipėdos ir ne tik Klaipėdos, o visos vakarų Lietuvos alternatyviosios scenos naujienos. Taip pat apžvelgsime įdomesnius renginius, įdomesnės sporto šakas, žodžiu viskas, kas įdomu ir alternatyvu. Na, o šio mėnesio mūsų rubrikoje galime aptikti mėnesio vakarėlį. Tai yra netgi 2 mėnesio vakarėlius, mėnesio renginį, mėnesio sportą ir dar daug įvairiausių, kliučniausių, fainiausių, nerealiausių ir kitokių puikiausių dalykų. Ir taigi, gerai, jau šičia buvo gerai, vienas šitas momentas, ne? Nusikirpsim? Ok. Klaipėdos alternatyvusis kanalas jums padės naršyti po įvairiausius alternatyviosios kultūros ir subkultūrų kuluarus. Taigi, norėtumėme atversti pirmąjį tų kuluarų puslapį ir tai būtų mėnesio renginiai arba renginys. Ir taigi, pirmasis renginys tai yra kompanijos AT Movement suorganizuotas šaunus tūsas, tai yra Maufaja, ir kuris vyko apleistame kino teatre Žemaitija. Tenais išvydome, kaip iš gausybės rago pasipilusius atlikėjus, tai yra dubstepo ir dubodžio... Okay. Manau, kad stereotipas tai radio didžėjus. Sveiki, su jumis sveikinasi Klaipėdos alternatyvusis kanalas ir tai yra pirmoji jo laida, todėl jūs galite paploti. Dėkui. Ir kągi, norėčiau pasakyti, kad šis kanalas yra skirtas tiems, kuriems yra norėčiau pasakyti, kad šis kanalas yra skirtas tiems, kuriems yra įdomi alternatyvioji scena. Tai yra renginiai, įdomus sportas, įdomus menai ir visa kita, kas yra įdomu, novatoriška ir gal šiek tiek netikėta. Taigi, kiekvieną mėnesį jūs galėsite išvysti šitą laidą žinomiausiose Lietuvos portaluose, tai yra Delfi,
ore ir žinoma atmovement.com. Ir kągi, manau, atėjo metas šokti prie mūsų šio mėnesio rubrikų. Vėl nugesau. Taigi, pirmoji šio mėnesio rubrika bus vakarėliai. Ir norėčiau Jums pristatyti netgi 2 vakarėlius, kurie vyko gegužės ir birželio mėnesiais. Ne visai įdomu, kada jie vyko. Taigi, svarbiausia tai, kad aš norėčiau pristatyti Jums 2 vakarėlius. Vienas iš pirmųjų būtų senų ir jau, bet vienas pirmųjų vakarėlių, kurį aš Jums norėčiau pristatyti, bus senų, bet dar neapkerpėjusių promoterių iš Klaipėdos atmovement vakarėlis, tiksliau reivas, taip būtų geriau įvardinti, kuris vyko Klaipėdos jau dėja numirusiame kino teatre Žemaitija. Ir tas tūsas vadinosi ne kaip kitaip, kaip More Fire. Are you ready for more fire? Raising fingers on the fire. Jo, buvo labai fainas tūsas, buvo labai daug žmonių, visi džiūgavo ir linksminosi. Būtent taip, kaip ir turi būti atmovement crew rengiamuose vakarėliuose. Sekantis mūsų vakarėlis vadinosi Dreaded Rhythms, kur kapojo netgi puikusis duetas iš USA. Tiesa, promauteriai prasitarė, kad jos parsidangino iš Briuselio. Ir nors mums ir nepavyko jų nuimti, bet tūsas buvo išties šaunus ir linkime tiems promauteriams kuo geriausios kloties. Basta. Oi, palauk. Jau filmuoji? Jo. Na ir kągi, atėjo metas pristatyti mūsų pirmąją šio mėnesio rubriką. Tai yra vakarėliai. Ir norėčiau pristatyti Jums tiesiog net ne vakarėlį, būtų mažiausiai šiukštu jį tai pavadinti. Tai buvo tikras šaunus, puikus reivas. Ir jisai vadinosi More Fire. Vyko sename, apleistame Klaipėdos kino teatre Žemaitija, kurį vis dar tikriausiai daug kas vakarų Lietuvoje mena su didelė nostalgija. Taigi, Mofaje mes išvydome visą plejadą įdomiausių atlikėjų, krūvą MC, krūvą įvairiausių drum and basso, breakbeato, dubstepo, dubo dievaičių. Ir kągi dabar pabandykime nusikelti į to tūso ištraukas, kaipgi ten viskas vyko, kad pagautumėte ir jūs tą puikią nuotaiką, kasgi dėjosi tame puikiame vakarėlyje. Ir jeigu dar nesilankėte Atmovement Crew rengiamuose renginiuose, tai jums būtinai metas ten apsilankyti, pažiūrėjus šitą nuostabų pasigirimo klipą. Ok, važiuojam. Sekanti mūsų rubrika bus ypatingai skani ir subtili, nes mes Jums paruošėm sekantį... Sekantį mėnesio rubrika bus ypatingai skani, kadangi mes Jums paruošėme ypatingą reportažą iš dar ypatingesnio sporto. Tai yra motobolas. Tikiuosi visi tai girdėjote. Ypač vakarų Lietuvos gyventojai, kadangi motobolą propaguoja tik tai vakarų Lietuvos 2 maži miesteliai. Tai yra Kretinga ir Skuodas. Ir šios 2 komandos visai šauniai laikosi, ypač Kretingos komanda Milda, pas kurią mes buvome ir nuvažiavę ir matėme, kaip kovėsi vienintelės 2 Lietuvos komandos tarpusavyje, beje, Skuodas pralošė sausai 5-0, jie gavo į kaulus. Na ir kągi mes kalbinome Kretingos Mildos
žaidėjus, varžovus, ar ne, susimau, ne, nieko tokio, mes kaip nors tai visą iškarpysime. Taigi, pakalbinome Kretingos vyriausiai kapitoną, jisai pasigyrė, kad bazė yra šauni ir iš ties yra labai nuostabu, kad kuomet žaisdami stadione, kuriame bet kuriuo metu gali lūžti žiūrovai ir šiaip tie žiūrovai būna įvairios konsistencijos ir laikysenos. Ir štai įdomus faktas, Kretingos komanda netgi buvo pasaulio vice čempionais su abejotinais materialiniais ir techniniais ištekliais. Kągi, keliamės į aikštelę pas juos, okei? Keliamės, važiuojam. Jau? Jau, ir dabar mes esame jums dar paruošę ypatingai skanę rubriką, tiksliau tai būtų kažkoks... Jau! Ir mes dabar norime jums pristatyti ypatingai skanę rubriką, tai yra sportas. O sportas pas mus bus visuomet labai įdomus ir tikiuosi, gal kas nors esate girdėję apie tokį sportą kaip motobolas. Ir žodžiu, mes lankėmės Kretingoje, tokiame šauniame miestelėje, kuriame gyvena 20 000 gyventojų, bet tenais, įsivaizduokite, gyvena Europos ne Europos, tiesiog pasaulio vice čempionai, žinoma, motobolė. Ir jie labai šauniai pakrovė 5-0 antrąją Lietuvos komandą, tai yra Skuodo Bartuva. Ir mes tenais pakalbinome, įvairiausių žmogeliukų, ką jie mano apie tą sportą. O sportas iš ties įdomus, kadangi, įsivaizduokite, yra tik tai kamuolys, bet jis kur kas didesnis ir krūva saugusių vyrų spardo jį važinėdami ne ant ko kito, kaip ant mano jau minėtųjų motociklo. Taigi, keliamės į tą aptriušusią aikštelę, kurioje vyksta lietuviškas motobolas. Au! Niau! Wow! Žiūrėkim, kad nenukristų glušas ir nereiktų jo pririšti su virvele, kaip tai padaro Skuodo motobolo komandos žaidėjai techniniam bokse. Mėnesio vieta. Ir kągi, šio mėnesio mūsų vieta yra Liuzbaris, arba dar uostamiesčio gyventojų vadinamas tiesiog Liuzo rūsiu, kuris įsikūręs Klaipėdos geležinkelio stoties undergrounde. Ir tenas iš tiesų yra labai šauni vieta, būtent todėl mes ją ir pasirinkome pačią pirmąją savo pirmoje laidoje, nes tenas vyksta išties labai įdomių instrumentalistinių koncertų, išvystame krūvą šaunių grupių, kurių tikrai nepamatysite jokioj kitoj Klaipėdos arba visoj vakarų Lietuvos pakrantės vietoje arba kitokiame kabokėlyje. Taigi, stengiamės tenais pakalbinti grupę TIC, kągi nieko neišėjo, bet mes pakalbinome kitą labai šaunią grupę iš Palangos, kuri vadinasi... Žodžiu, o tiksliai tegu nenusimena, mes juos pakalbinsime būtinai sekantį kartą, nes jie yra iš Plungės, iš kurios, kaip žinote, yra kilę visos Lietuvos herojai naktinė pufaika. Taigi, kada nors važiuosime pro Plungę ir būtinai nušviesime, kasgi dedasi joje. Gal tenais rasime dar įdomesnių vietų ar dar kažko labai įdomaus. Keliaujame į tą įdomią vietą. Keliaujame į įdomią vietą. Davai. Žodžiu, ta vieta, Klaipėdos Liuzo rūsys, yra išties ypatinga, todėl kviesčiau visus tenais apsilankyti, pasivaišinti tenais gana nebrangių maistų, bet svarbiausia yra tenais klausytis nuostabios ir profesionaliai atliekamos
kągi, chebra, einam, keliaujam pažiūrėti, kas kaip ten dedasi. Come on! Niau! Niau! Ready. Na kągi, atėjo metas... Ne, na kągi, geriau padarysiu kitaip. Štai. Kaip ir viskas, artėja prie pabaigos, bet dar nesibaigia ir tiesiog norėčiau palinkėti sėkmės ir geros kloties tiems, kurie padėjo šitam projektui išlysti į dienos šviesą. Žinoma, tai yra pirmiausia IT Movement Crew. Už juos gal žymiai labiau svarbesni būtų vaizdo studija, kurie rūpinasi viso šito reikalo vizualizacija ir visų techninių įgyvendinimų. Ir žinoma, nepamirštame Modestų. Ir žinoma, nepamirštame Modestų iš savivaldybės, iš Klaipėdos savivaldybės, kuris padėjo mums ir štai Klaipėdos alternatyvusis kanalas KAK gavo atitinkamą finansavimą. Taip pat nepamirškite dar vieno dalyko, kad visuomet galite susekti šią laidą, kuri bus chronologiškai dėliojama interneto platybėse, tai yra jaunimo portaluose ore.lt, delfi.lt bei itmovement.com. Todėl sekite nespaudomas internetinės naujienas. Ir pažadame jums, kad būtinai dar išvystysime savo koncepciją ir dar visokius kitokius bairius iki pat galo ir jūs pamatysite naujas rubrikas, dar gal įdomiausių naujienų ir žinoma, mums visuomet galėsite pasiūlyti, kogi norėtumėte, ir žinoma, visuomet galėsite pasiūlyti, ką norėtumėte matyti dar šioje laidoje. Visuomet galėsite parašyti į mūsų interneto puslapį kak@gmail.com. Ko gero, ir tiek. Ar ne? Šūdė, ble. Jo, tai va, mes čia paėmėm, susukom. Ir žinoma, reikia nepamiršti padėkoti klubui Ramybė, kuris taip pat yra labai įdomi vieta ir mes būtinai į ją dar nukeliausime, bet dabar visų pirmiausia norėtumėme jai padėkoti ypatingai gausiais aplodismentais, kad mes galėjome pristatyti Klaipėdos alternatyvaus kanalo pirmąją laidą būtent čia. Paplojam. Dėkui jums, mėly žiūrovai, iki sekančio susitikimo kitoje laidoje. Ar garsą įrašinėjat? O. Nufilmuoju. Viską, ką kalbėjo tas bičas, yra šūdas. Nes jis nesupranta, kas yra menas. Kas yra menininkas. Didžiausias džiaugsmas gyvenime yra kūryba.
kurt meną. Tai va taip ir tam Klaipėdos alternatyviajam kanale bus jums tik tai pateikiama medžiaga, kurią jūs galėsite savitai interpretuoti kiekvienas pagal savo vidinius dalykus. Žodžiu, mes jums eksponuojame, eksplikuojame ir viešiname tokius dalykus, kurie yra kažkuom unikalūs, alternatyvūs, subkultūriški. Jums turi būti įdomu. Okay. Nu jau. Tusovkė, blin. Biškai, o tu duoni žingsnelį dėk į tą pusę ir šiaip gali pirminą gal paaiškinti, man labai patiko. Kaip blėt, tik snukio kampas iš Molberto kyšo. Biškai dar daugiau, biškai kad matytus. Buvo toks planas. Tu žiūrėk į tolį va ir. Nu davai, rašyk. Nu pradedam. Nedaryk pauzių. Tusovkė, blin. Ką jūs žinot, kas yra tusovkė? O čia yra tusovkė. Tūsa. Malfaja. Nė vieno nigerio nebuvo. Vat kam yra reikalas. Viskas. Malalėtkų tūzas. Tusovkė. Malfaja. Raising fingers on the high. Malalėtkų tūsas. Reivas yra tada, kai reiverių prisirinkę. A čia? Ne. Ir keikis. Nahui, blėt. Nahui, Malfaja. Blin. Šūdų krūva. Promauteriai. Nėra tų promauterių Klaipėdoj. Reikia išbezdėti daugiau negu po vieną renginį. Na, žodžiu. Raising fingers on the high. Okay. Sakai, vicečempionai. Vicečempionai, pasaulio vicečempionai. Jo. Reikia pažiūrėti į suolus, į kuriuos galima bet kuriuo momentu įlūžti. Ir įlūžo. Gaila, nenuėmėm. Vargšas motobolo vartininkas. Jis taip be motociklo. Paėmėm, kaip sužeidė. Galvojam, ranką prarado. Bet neišliko.
Ir šiaip, sunkus sportas. Ką čia be pridursi. Reikia rišt glušą su virvelė. Komandos vidurio puolėjas vietoj diržo naudoja izolkę aplink juosmenį. Šito ir motobolo sportas. Vargšai skodas žaidėjai, bestreniruojantis pievoje. Klausyk. Galima eilėraštį parašyti. Bet kokie gražus poetiški vardai. Skuodo Bartuva, Kretingos Milda. Lirizmas. Lirizmas su cinkeliu trykšta. Blet, paveikslą nutapysiu. Pasakyk dar, tipo, įdonis būtų garsą įjungęs. Ne, ką nors. Įdonis. Būtų garsą įjungęs, būtų bent daugiau dvasios atėję. Ne, ble. Atvarė. Ne veltui alternatyva. Kur čia? Alternatyva yra tada, kai neįjungi garsą. Gerai, sekantis. Okay. Motobolas, sakot. Motobolas. Ukrainiečius bent matėt. Ten tai pasirūpinta. Ne taip kaip vicečempionais. Ir šiaip, atmetus įspūdingą žaidimą, 5-0, šiaip būtų labai neblogai, jeigu dar būtų įsirašęs ir Mildos bei Bartuvos arklių purzgėjimas. Deja, to nepavyko padaryti. Nes mūsų specialusis operatorius Donis, nors ir turėjo mikrofoną, neįrašė nieko. Tai uždengsim dabar čia kokį nors garselį. Pasidžiaukite. Ja. Motobolas. Ir paėmėm dar pakalbinom. Veikėjų, motobolistų, kurie atrodė maždaug šitaip. Ir jie tenais, kadangi motobolui daug IQ nereik, biški pašnekėjo. Paklausykim. Okay. Gerai? Įdomi vieta, ne? Ja. Įdomi vieta. Žiauriai įdomi. Nieks nepaimta. Nei vidus, nei interjeras. Undergroundas. Iš kur mes ten žinom, kad undergroundas? Vieną kartą pomidorus ten valgiau. Nuvarė į Vetyts koncertą. Specialiai operatoriai vėliai. Ne, ir iš kame yra profesionalumas, jūs man paaiškinkit. Nuvažiuoti su kamera ir su mikrofonu, bet nieko nenufilmuoti ir nieko neįrašyti. Tai nežinau, kaip čia bus. Rodysim dar kartelį. Gaidy! Pafilmavo, matai. Blemba. Dar, svarbiausia, nuvažiavo įrašyti Ticų. Aišku, aptiko grupę ant laiptų ir pagalvojo, kad ten Ticai. Aišku, juos pakalbino. Aišku, netgi to pokalbį neįrašė. Ir galiausiai pareiškėjo, kad ten ne Ticai. Aš nežinau dabar, kaip suktis iš šitos nepatogios situacijos. Bet kaip nors. Ticai nepykite, žiūrit.
Jūs dar išgarsėsit. Gla. Gerai. Okei. Žiūrėk, man atrodo, Jo, davai, dinkit von iš mano kamurkės. Nėra čia ko, von sakau, von. nelabai čia matys. Ai, fokusavimas, ane? Gerai. Nu, davai, pradė. Gerai, užteks čia, lele. Eikit lauk. Von sakau. Von. Raus. Pizdukai. Von iš kamurkės. Von, ką nematyčiau. Убью. Gerai, užteks? Okei. Okei. Dabar reikia tokio medžio. Teisingai. Šiau pakelt medį.
Tai dabar nuimk tą koją. Na ir Kur reikia vėjo įkiš. gūsius išnaudoti? Nu? Gerai. O, pradės sukt. Suk, blėt. Dar iš naujo. Nu, įeik. Guzis pareina. Praplaukė pro šalį. Nu, blėt, kurva, suk. Eikit, nahai. La, biški, stop. Te kur nors, belio kur. Okay, nu? Nu, davai. Su liežuviu. Pedarastų. Nu, okei. Ir patrauk kadrą. Patrauk donį ir palik. Taip pat ne fokusą kadrą. Okay. Блядь, Биби. Onanistas, žinai. Tu nori iš karto subinę pamatyti. Žiūrėk, man namioka. Gaidį, yra priartinimo funkcija. Nėra, žinok, tikrai. Nu gerai, link kur bėg? Bėk į tą pusę. Ta. Gali maskatuotis pirmyn atgal. Nu, taip aišku, nusisukęs. Už krūmų... Ai. Bet triusikų, davai, toši. Davai toši, bet triusikų, nu čia blėt, хуйня gaunas. Bet triusikų, matai va. Subinė į kamerą, davai, kadriuką tokį. Pizdau. Na, kurva, naškai. Kurva. Dabar laižanti gėlytę. Čia irgi tam pirmam epizodui. Kokį gražų. Gali pirmyn atgal varyti, va tas fokusas, ne fokusas. Tai gal. Laižyk.
Okei. Elegantiškai kraštelius gėlytės palaižyk. Ratu. Kurva pornografija. Nutyso. Bledė, nenufilmai, man atrodo. Nutyselė. Nufilmai? Bledžias toks biški fetišas, kurio. Gerai. Ne, tu geriau pilvo, atsigulęs taip numeniškai. Nu, tipo, performance'as. Tipo, susilėjai su gamta. Jam duoni iš aukščiau biškai, kad matytus, tipo. Ir irgi, kiek įmanoma stambių. Pristambink ir tada vaik. Žinai, galima kaip geopardą pagauti. Savaną išlindusi, žinai. Dabar vidutinį donį, paimk tokį 4 ir gal taip, žiūrė donį. Nu, maskatokis. Gerai, dabar ko... Nu, traiškiai. O lėčiau. Dar vieną Ne, tokį biškį lėčiau, bet taip vidutiniškai greitai. Nu, palauk dar. Biškai mažink tarpą. Nu, davai, man. Dabar žiūrėk, taip padaryk. Tokį. Kad taip labiau atitiktų. Nu, davai. Biškį labiau, kad jau matytus šitas vietas. Nu, bandom. Važiuojam. Šiukšlyno pasitenko mažiau imti. Ne tau, ne tazą. Gerai. Okei. Dar kitų kokių paieškok. Čia HDV. Jo. Ne, gerai, kad tas mažiukas matytus. Ir kad skirtingi geriau, gal. Vienoj, kitoj vietoj. Kairiau biškį žemyn. Ne, į kairę. Nu, okei. To aš dar.
Nu, okay. A gal biški iš arčiau, kad, nu, iš arčiau biški. Nu, okei. Gerai. Kodėl aš čia tipo įplakau, kaip aš atsirandu čia? Mane svarbu? Žiūrėk. Pradedam! Toš. Vėl tą biškį. Vėl toš. Vėl tą. Давай. Партачим. Tai užeina iš kadro. Įsijungiu. Jo, pamedituok. Kaip man atrodo laikyti. Ar reikia tuokinių? Давай, čia. Jo. Sakyk, kada startuoji. Pradedam. Давай, pavaryk dar. Užsidėjęs ant kelių pavaryk. Kaip prieš tai, kad varyk. Į kairę, va, čia va, maskatuokit. Dirb.
Давай. Ну давай. Sveiki, mėly alternatyvos mėgėjai. Malonu Jūs sutikti antroje Klaipėdos alternatyvus kanalo laidoje. Šįkart norime pristatyti Jums 4 reportažus. Mėnesio vieta, klubas Ramybė, mėnesio sportas parkūras. Так, iš naujo. Nes einu turėti mikrofoną nusiškėlį. Давай. Sveiki, gerbiami alternatyvos mylėtojai. Jums pristatome antrąją jau. Jums pristatome... Jau varom? Varom. Alternatyvi vieta, klubas Ramybė. Įsikūręs Palangoje. Tenais vyksta begalės gerų koncertų ir raginame visus apsilankyti. Na ir tenais. Palangos klubas kultūros centras Ramybė. Gerai. Su netradiciniu Palanga ir per... Nu? Jau. Alternatyvi vieta. Palangos kultūros centras Ramybė su netradiciniu Palangai repertuaru. Koks jisai ir kokie kontrastai su naktiniu Palangos gyvenimu įstikinsim netrukus. Jau. Palangos kultūros centras, klubas Ramybė. Stambų planą. Nu, pradėjau. Nu, ta prasme, apie kažką... Nu, bet čia galiu, ne? Ta prasme, galiu panerti. Jo, ne. Mėnesio sportas. Parkūras. Ekstremalus sportas, nors kiti tai vadina ne sporto, o judėjimo menu. Jo esmė pasiekti tašką B nuo taško A. Ne, tik ilgai nereikia gal. Įlindo uodas, blėt. O, kurva. O, kurva. Taigi, mėnesio sportas parkūras. Judėjimo menas. Jo esmė yra kuo greičiau mieste nuo vieno taško nubėgti iki kito, kuo gražiau, kuo techniškiau.
Daug kas sako, kad tai sportas, bet mes tai vardiname judėjimo menu. Keliamės į Klaipėdą. Palauk, stok. Su žvakėm, ne? Dabar čia. Jos plane. Ja. Va, aš laikys mikrofoną. Tu gal geriau... Ai, palauk, šįkart nereikia. Jo. Tu aš šnekėjai dabar žiūrėdamas į tą pusę. Tenais. Jeigu atsiųsi kamerą. Pradedam. Tipo, pabandysiu taip, ne? Gerai. Tik Zuoko reklama. Alternatyvi persona, muzikos kūrėjas ir atlikėjas klaipėdietis Ijo. Jo muzika išties kinta su jo mintimis, todėl įpinti į kažkokius muzikinius žanrus yra sunkoka, arba bent jau apibūdinti, tiksliau apibūdinti kokiam stiliaus žanrui jis priklauso, būtų sunkoka, todėl mums pavyko jį pričiupti grįžus į Lietuvą iš ūkanotojo Londono, taigi žiūrim, ką turim. Alternatyvi persona, muzikos kūrėjas ir atlikėjas klaipėdietis Ijo. Jo muzika sunkiai telpa į bet kurios žanrus, todėl mes jį ir pakalbinam. Kągi, stebim. Performance Palauk. festivalis platforma. Rubrikoje manai. Bušindai? Liet, man rankos dreba. Reikia kažkaip dar pagrįsti, dėl ko mes išsirinkom platformą. Tai žiūrėk, vienas įdomus. Palauk. Tai jau padarysim. 2, 3. Važiuojam. Rubrikoje menai, plart. Ne. Platforma. Rubrikoje menai, vienas įdomiausių šiuolaikinio meno festivalių ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje, platforma. Tenais apsijungia. Nu ką, mylėjai, meno mylėtai, artėja ruduo ir mums metas atsisveikinti. Susitiksime trečioje Klaipėdos alternatyvaus kanalo laidoje. O man metas. Man atrodo, nereikėjo artėja ruduo. Tekstą pakartojam. Nu, davai. Kągi, gerbimieji alternatyvos mylėtojai, antrąją Klaipėdos alternatyvaus kanalo laidą baigiame. Laukite trečiosios ir skelbkite visiems, draugams, artimiesiems, netgi priešams, alternatyvę naujieną.
Nu, pradedam. Pradedam, prašau. Kągi, gerbėmieji alternatyvos mylėtojai ir mėgėjai, antrąją Klaipėdos alternatyvaus kanalo laidą baigėme. Laukite trečiosios ir skelbkite visiems artimiesiems bei draugams alternatyvę naujieną. Nu, to aš trošku. Matas. Pasiruošėm žiūrėt. Atsukai tave ir pradedam. Kągi, mylėjai alternatyvos mylėtojai ir mėgėjai. Antrąją Klaipėdos alternatyvaus kanalo laidą baigėme. Laukite trečiosios ir skelbkite visiems draugams, pažįstamiems, netgi priešams gerąją alternatyvę naujieną. Pala, dar vieną padarysiu. Kas buvo blogai? Jo galim pakartoti. Menų rubrikoje meno festivalis platforma. Menų rubrikoje vienas įdomiausių ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje šiuolaikinio meno festivalis platforma. Menų rubrikoje šiuolaikinio meno festivalis platforma. Kasmet vykstantis Klaipėdoje ir įdomus ne tik. Kasmet vykstantis Klaipėdoje ir įdomus ne tik Lietuvoje, bet ir Menų rubrikoje šiuolaikinio meno festivalis platforma. Kasmet vykstantis Klaipėdoje ir įdomus ne tik Klaipėdos žiūrovui, bet ir visai Lietuvai. Menų rubrikoje šiuolaikinio meno festivalis platforma, kuriame apsijungia įvairiausias meno šakos. Menų rubrikoje šiuolaikinio meno festivalis platforma. Kasmet vykstantis Klaipėdoje ir įdomus ne tik uostamiesčiui, bet ir visai Lietuvai. Filmuoju. Palauk. Burbulai šičia, ne? Ne, čia pat kur stovi. Čia pat. Dai, nerk. Sveiki, su jumis sveikinasi Klaipėdos alternatyvusis kanalas, antrasis epizodas. Šiandien turime paruošę jums 4 reportažus. Tai yra mėnesio vieta kultūros centras klubas Ramybė Palangoje, mėnesio sportas parkūras, mėnesio persona muzikos atlikėjas ir kūrėjas Ijo, bei mėnesio menai bei alternatyvūs menai šiuolaikinio meno festivalis platforma. Alternatyvus menai negalima pareišauti. Ką? Dai. Jo. Sveiki, gerbėmieji kultūros. Ir pradedam. Sveiki, su jumis sveikinasi Klaipėdos alternatyvus kanalas, antrasis epizodas. Šį kartą esame jums paruošę 4 reportažus. Alternatyvi vieta, Palangos kultūros centras klubas Ramybė, alternatyvus sportas parkūras, persona
muzikos atlikėjas ir kūrėjas Ijo bei menai šiuolaikinio meno festivalis Platforma. Bendrų planų. Go. Sveiki, alternatyvos mėgėjai. Tikriausiai jau nebesitikėjote mūsų išvysti. Deja, turiu jūs nuvilti. Su jumis sveikinasi trečioji Klaipėdos alternatyvaus kanalo laida Militara. Ir šį kartą paruošėme jums 3 reportažus. Vieta – bliuzbaris, sportas, strikebolas arba airsoftas. Ir būtent nuo pastarųjų ir pradėsime pirmąjį mūsų reportažą. Skinas apibrėžiamas kaip agresyvios išvaizdos jaunuolis su kerzais, atraitotais siaurais džinsais, kamufliažinėmis kelnėmis piloto striuke. Skinų gyvenimo kredo – visi skirtingi, visi nereikalingi. Jie kovoja už tautą ir jos žmonės. Tai tiek kol kas. Keliaujam į tamsią tarpuvartę. Nu, pasiruošėm iškart pradedam, to aš. Aha, skinai kovoja už tautą. Go. Gerai, Žydri, kad ten taip reaguoji. Davai. Maišelis palauk. Aš. Kažkaip spartačino. Užkiškai, galiu. Pradedam. Sveiki, alternatyvos mėgėjai. Tikriausiai nebesitikėjote mūsų išvysti. Deja, turiu jūs nuvilti. Su jumis sveikinasi trečioji Klaipėdos alternatyvaus kanalo laida Militara. Ir paruošėme jums 3 reportažus. Mėnesio vieta – bliuzbaris, sportas, airsoftas arba strikebolas, ideologija skinai. Būtent nuo pastarųjų ir pradėsime pirmąjį šios laidos reportažą. Skinai apibrėžiami kaip agresyvios išvaizdos jaunuoliai. Dažniausiai dėvintis kamufliažinės kelnes, atraitotus siaurus džinsus, kerzus ir pilotų striukes. Jų gyvenimo kredo – visi skirtingi, visi lygus. Arba tėvynė, žemė, kraujas. Stambesniu. Ką? Ja, stambesniu padarysiu. Bet visi matomės, ne? Aha. Toliau. Gerai, davai. Palauk, artėjus pabiškai. Davai. Pradedam. Sveiki, alternatyvos mėgėjai. Tikriausiai nebesitikėjote mūsų išvysti. Deja, turiu jūs nuvilti. Su jumis sveikinasi trečioji Klaipėdos alternatyvaus kanalo laida Militara. Šį kartą esame jums paruošę 3 reportažus. Vieta – bliuzbaris, sportas, strikebolas arba airsoftas. Ideologija – skinai. Skinas apibrėžiamas kaip agresyvios išvaizdos asmuo. Dažniausiai dėvi kamufliažinės kelnes arba siaurus atraitotus džinsus bei kerzus, bei dėvi pilotų striukes. Jų gyvenimo kredo – visi skirtingi, visi nereikalingi. Arba tėvynė, žemė, kraujas. Tai yra jaukus ir alternatyvus. 3, 2, 1, eštum. Nesmūgiuok stipriai tiek. Nu, Dabar tyliai visi. Pradedam. pasiruošiam. Tik to pėties nedės. Laimiu. Nebeštikė. Antrasis mūsų reportažas – alternatyvas traukianti vieta – bliuzbaris, įsikūręs Klaipėdos geležinkelių stoties undergrounde. Kągi keliamės į tą dislokacijos vietą. Viskas. Palauk. Dai, jūs pavaidinkit. Pažudykit Žydrių. Nekėk to aš. Ar aš smūgiuoju, tu smūgiuoju. Gerai, dabar jūs Hebra nebešnekėkit. Aš galiu pradėti. Gerai, 1, 2, 3, važiuojam. Taigi, antrasis mūsų reportažas mėnesio vieta. Šį kartą tai yra bliuzbaris.
Įsikūręs Klaipėdos geležinkelių stoties undergrounde. Tai baras traukiantis įvairiausias iniciatyvas ir alternatyvas. Kągi, keičiame dislokacijos vietą. Atėjo metas antrajam mūsų reportažui, tai yra mėnesio vieta, Bliuzbaris, gatvėje 1. Tikslesnė lokacija Klaipėdos geležinkelių stoties undergroundas. Tai vieta, kuri traukia įvairiausias alternatyvas ir iniciatyvas. Kągi, keičiame dislokacijos vietą. Nu, pradedam. Nu, to aš jau. Trečiasis mūsų reportažas – straikbolas arba airsoftas, kurio pasekėjų gretos sparčiai Nu, kojos dar į tą pusę. Čia. Gerai? Ok, nu, pradedam kojas. Reportažas – sportas, straikbolas arba airsoftas. Pastarojo sporto pasekėjai jau labai sparčiai plinta ir Lietuvoje. Paskutinysis mūsų reportažas – straikbolas arba airsoftas, kurio pasekėjų gretos labai sparčiai auga ir Lietuvoje. Gali pradėti. Paskutinysis mūsų reportažas – sportas, airsoftas arba straikbolas, kurio pasekėjų gretos labai sparčiai auga ir Lietuvoje. Kągi, paskutinysis mūsų reportažas – sportas, airsoftas arba straikbolas, kurio pasekėjų gretos labai sparčiai auga ir Lietuvoje. Hasta la vista, baby. Ok. Išminėk Pala, dėtų. pašnekėk to aš. Kągi alternatyvių naujienų mėgėjai. Atsisveikinam. Alzaivysą. Pasiruošėm. Hasta la vista? Nu. Ok, pradedam. Kągi, mėly žiūrovai, atsisveikinam, tačiau nedrįskite mūsų pamiršti. Priešingų atveju už pasekmes neatsakom. Pasiruošėm. Kągi, mėly žiūrovai, atsisveikinam. Mūsų... Iš naujo. Tu gerai, viską darai. O aš? Ir tu gerai. Pradedam. Jau? Kągi, mėly Pala, žiūrovai. aš. Nu va. Nu tai va dėl to Gerai. įmulis, Nes sakyk, ne- Kristus. Pradedam. Kągi, mėly žiūrovai, atsisveikinam, tačiau nedrįskite mūsų pamiršti. Priešingų atveju už pasekmes neatsakome. Tai, pasiruošėm. Pradedam. Ok, pasiruošėm. Pradedam. Tai gal nebadyk man su tuo šūdmetrą palikti erdvės, nes badai tu man, kaip su Bibi. Į cilką. Pradedam. Kągi, žiūrovai, atsisveikiname, tačiau nedrįskite mūsų pamiršti. Priešingų atveju už pasekmes neatsakome.
Окей. Дай, попороки попросить, стой. Tai va, aš tau galėčiau Žydrį kokią, nu, žymiai anksčiau sustatyti. Ne, tai man tai tiesiog baltos šviesos poro prūžikų. Ai, parūpinti? Nu, tiesiog aš manau, nes daugiau... Gerai, turiu paras, teatro spotą galiu atvežti ir pakabinti. Prie Linkvickas dūmų pavaryk biškai, žiūrėjau. O taip tu viskas stovėjai? Biškį, va, taip. Okay. Kabinėsiu daugiau. Man į kur žiūrėti, nuo kameros ar va į tą pusę, Emulį? Emulį, man į tą žiūrėti geriau ar į tą? Kur žiūrėjai prieš tai? Pirmą patį planą. Aš matai, ir ten žiūrėjau. Gal sukaliojau kaip ir. Čia daugiau į tą pusę. Nu, pradedam. K. A. K. Nu, pradedam. K. A. K. Aš atsilieku jaučiu. Nu, pradedam. K. A. K. Ką? Filmavimą. Suktis? Jo, jo. Nu, davai. Pradedam. K. A. K. Pasiruošėm ir pradėkit iš karto. Tai palauk, lygiai tada. Nu, pradėk. Dabar reikės, kad blendas matytų, kad tariu, ne? Nesvarbu, pradėk. Jūs einat. Ir aš atėjau. Kairę. Nu, davai, pradedam. Ir kairę. 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 Kairę.
Kairė. 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 Dešinės tai. Nu, pradedam. Kairė. 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 Man nugriūt? Ant žemės. Nu, davai, action. Nu, tipo, aš tavo tik krūtinę matau, tai tu gali su rankom čiupt žemę, griūdamas. Nu, pradedam. Nu. Pradedam. Okej. Okej. Pradedam. Stop. Smarkiau trenk. Nu, gerai, pasiruošiam. Pyzdink. Pyzdink, blėt. Pala, stop. Tada pradėt. Pasiruošiam. Pradėk pyzdint. Nu, davai, porą smūgių. Tu gal galvą galėtum nuleisti. Palauk, kai jis nueis, Aš išdidus. stovėk priešais Davai. ir po antro smūgio nuleis galvą. Pradedam.
Охуєнно, намёка. Bet kad triuskų nesimatytų. O Jam. kodėl? Gali matytis, Ne, blet. ne, jam kad nesimatytų. Blet! Leis, nuo viršaus žemyn. Kur va? Gaitinas. Nu davai, nuo viršaus žemyn, greičiau duodi. Išeina kas nors. Nichuja nesuprantu, čia man juokinga. Pidaras. Viskas, blet, maunas, na. Fokusą. Sukas. Pala, sekundę dar sukas. O, čiup, čiup, čiup. Davai! Ką darai, blet? Gerai, gerai.